vandens, o viršutinė iš aliejaus. Ir jos, reiškia, dėl to nesusimaišo ir tas gaunasi tas perskirt vandenis, kad tiesiog vanduo su aliejumi niekada nesimaišo. Va, ir tiesiog naudojimo principas būtų to ekvilibrimo. Čia, aišku, žmogus turėtų ateiti konsultaciją, išsirinkti 4 buteliukus. Eurosomos principas yra tas, kad, reiškia, tai, ką mes renkamės, tai yra mūsų vidinė projekcija. Ir mes reaguojame atitinkamai į tai, ko mums šiuo metu labiausiai reikia. Nebejoju, kad jūs kiekvienas dabar čia esantis matote buteliukus kažkokius, kurie jūs traukia labiau negu kiti. Kitų spalvų galbūt net nematote, bet vienas kažkuris bado akis ir tiesiog prašosi. Tai va, ir principas būtų tas, kad pirmas buteliukas mums sakytų jūsų, taip kad jūsų, mūsų visų nusako, reiškia, sielos būsena, giluminė sielos būsena, su kuo būtent dabar gyvena mūsų siela, mūsų giluminis procesas, tai kas yra paslėpta. Antram buteliukė atsispindėtų mūsų pirmam buteliukė dar ir mūsų talentai, resursai, tai su ko mes atėjome į šį pasaulį. Antrajame daugiau atsispindėtų tai, kame mes esame užstrigę, tai, kaip sakant, mūsų problema. Su kuo mes dabar norėtumėm dirbti, koks mūsų procesas užstrigęs yra. Trečias buteliukas rodytų tai, kas mes esame dabar, tiesiog mūsų dabartinė būsena, tokia paprasta, tai, kas šiandieną šią akimirką. O ketvirtam buteliuke atsispindėtų energija, kuri yra mūsų periferijoje, bet mūsų dar nepasiekia. Tai reiškia, jinai mus pasiektų, aišku, jinai taip mus pasiektų, bet tiesiog pašalinus tą problemą, antro buteliuko, bet čia nebūtinai, čia tiesiog labai reikia individualiai žiūrėti, kad asmeniškai kiekvienam žmogui gali būti skirtingai